Mes suprantam, ką tai reiškia. Ką tai reiškia prieš 300 metų, ką tai reiškia dabar. Ir aišku, mes turėdami tokią ambiciją ir sukūrę tokią infrastruktūrą, mes būtume vis dėlto gasėtume kaip ne mašinų pirkėjų, perpardavėjų valstybė, ne kaip, dar sakykime, ne vien tik kaip krepšinio tauta, bet būtent kaip kultūros kūrėjai, kaip kultūros eksporto šalis. Ir mesgi turim tam tikrai galimybės ir duomenis, bet reikia tam tik tai pasiryžimą. Greta rimtų kalbų apie ateitį pirmoji sostinės pora neslėpė, kad Leskalos atidarymo pompastika prilygo vos ne popiežiaus inauguracijai. Svečiai buvo pasitikinėjami dar oro uoste specialiais kortežais. Panašiai buvo vežami Milano gatvėmis į operą. Zuokų buvo paprašyta į teatrą atvykti šiek tiek anksčiau, kad besilaukianti šeima nepatektų į milžinišką spūstį. Aš jau net prieidamas matau, kaip įlipa dama į liftą ir tai, ką reiškia vis dėlto Sophie Loren legenda. Tiesiog siluetą, aš pamačiau jos, iš karto galvoju, kad čia greičiausiai Sophie Loren. Ir mes įlipam taip pat į liftą. Iš tikrųjų, Sophie Loren, Giorgio Armanis ir mes. Ir aš prisistačiau be abejo, iš kur esu, taip pat pristačiau žmoną, taip pat pasakėm, kad mes puikiai žinom ir malonu būti kartu. Sophie Loren, tarp kitko, moteriškai iš karto Agnės nėštumai vertino tiksliai. Sako, 7-8 mėnesiai ir tai buvo tiesa. Mačiau, kad tai yra jai įdomi tema, kiek žinau, jinai pati sunkiai laukėsi savo vaikų, matyti, prasme, vis viena jinai kažkokie tai, nežinau, prisiminimai. Kaip tik nuvažiavome tada į tą aukštą, tiesiog, kadangi pirmas aukštas yra pirmas, o tas nulinis jau yra nulinis aukštas ir jau susirašėm visi išeiti, jinai sako, pradedi kalbėti apie vaikus, pameti galvą, žodžiu, ne ten nuvažiuoji, taip juokais, labai gražiai anglų kalbai, pasirodo gyvena Niujorke. Ir, tiesiog pasakė, God bless you, ir atsisveikiname. Agnė Zuokienė pastebi, kad jų pora renginyje buvo jauniausia, tad nelabai ir suko galva, kaip turėtų atrodyti tokia proga. Moteris atkreipė dėmesį, kad dauguma ponių buvo pasipuošusios rafinuotai, nors dėvėjo tamsius apdarus. Be abejo, išskirtinio aplinkinių dėmesio sulaukė Sophie Loren. Jinai buvo apsirengusi tamsia ilga suknelė. Man atrodo, aš ją mačiau jos kažkuriam iš filmų 80 metais. Tai yra stilijo savam, bet aš kalbėčiau ne kaip jinai buvo apsirengusi, bet įsivaizduoti, jeigu žmogus gali atskirti iš silueto, pagalvoti, kad tai yra Sophie Loren, tai yra fantastika. Ir Agnė pastebėjo, kad kai sėdėjo, tai jinai sėdėjo tiesiog kaip skulptūra. Kaip skulptūra. Tai yra, čia tai yra unikalu. Neįkrus, ta prasme, vis viena yra jau žmogus, jisai net ir matyt, arba tiek yra įaugę į kraują, kadangi pasitempusi, net kaip loja, sakykime, viskas iš tikrųjų, aukščiausiams lygmenį. O kalbant apie visas, sakykime, tas sukneles, kurios tenais teko matyti, iš tikrųjų, kailio buvo tiek daug, kad netgi jeigu dekoltuota, minimali, mažytė, suknytė, tai petnešėlis iš kailio. Iš tikrųjų, labai daug juodos spalvos ir kitas dalykas yra, aišku, galbūt nebuvo tiek daug įvairiausių ten taftų ar kažkokių satinų, kas pas mus, sakykime, dažnai matyti mūsų vakarėliuose. Tai tenais iš tikrųjų praktiškai didžioji dauguma audinių buvo bent jau su blizgėsiu kailis arba blizgėsys. Beje, Zuokams jau nesyk yra tekę dalyvauti pobūviuose, kur būdavęs ne vienas didžiųjų valstybių prezidentas, tačiau Europos kultūros bendruomenės draugėje jie pripažįsta atsidūrė pirmą kartą. Ir Leskalos atidarymo proga, ir vakarienėje kalbėjo tik tai menas, nes jokių oficialių kalbų. Jokių lipimų ant scenos, nei Berlusconis, nei Milano meras, niekas nesakė jokių kalbų. Nei Mūti, kuris dirigavo. Tik muzika ir tik... Aš maniau, kad gal iš tikrųjų irgi vakarienės metu kažkas bent kažkokiu metu tars kažkokį žodį, tačiau... Ne.
Visi žinom, dėl ko susirinkom, visi žinom, sakykime, matyti jau irgi, kol vakarienė vyko tokiame, kadangi sakė, net ir Milane buvo problema surasti salę, kur galima būtų pavalgydinti 1200 žmonių ir dėl to buvo toje gamykloje, kurioje daromos dekoracijos, siūnami drabužiai ir tiesiog kol mes ėjome, ten matyti iš cecho į cechą, viskas aišku ten uždengta, padaryta, na kaip muziejus, sakykime, nors ten matyti jau dekoracijų cechas Laskalos teatro ir čia medžio cechas, čia drabužių siuvimo, metalo, tai yra labai originalu ir priedo mini kopijos prieš tai buvusių istorinių spektaklių, taip pat drabužiai, kurie jau yra kaip muziejiniai eksponatai. Taip, ten ir 50 metų senumo, ir 100 metų senumo. Taip, kad mes praėjome kaip ir visą istoriją, sakykime, eidami. Taip, kad, na, ką jau ten be pasakysi, apart to, kad galbūt labai smagu, kad jūs čia susirinkote ir turėkite gerą vakarą. Taip, pat visą laiką gali pasakyti, tai svarbu, nesvarbu, bet tai būtent svarbu, kad nebuvo to. Ir tik Berlusconi atvykus su kitais prezidentais, čia šiek tiek visi atvykom šiek tiek anksčiau, atvykus Berlusconi, tik kelis kartus šviesa buvo prigesinta, kad klegesys galbūt, nes visi labai daug bendravo, kaip natūralu priimta Italijai, kad atkreipti dėmesį atėjo ir puikiausiai taip vyko vakaras.